į Vilnių suplaukė komjaunimo atstovai į 5-ąjį Lietuvos Lenino komunistinės jaunimo sąjungos suvažiavimą. Šią įžymėją dieną Lietuvos komjaunimas sutiko dar labiau susiorganizavęs ir susitelkęs apie Lenino Stalino partiją. 388 delegatai atstovavo 35 000 komjaunuolių. Pranešime apie 4-ojo suvažiavimo nutarimų vykdymą Lietuvos komjaunimo centro komiteto sekretorius draugas Traguotis paskyrė didelį dėmesį darbui kaime. Respublikos žemės ūkio ministras draugas Liaudis atžymėjo avangardinį komjaunimo vaidmenį žemės ūkio kolektyvizacijos vykdyme. Savo kalbą jis užbaigė šūkio komjaunuoliai prie traktorių. Raudonosios aušros kolektyvinio ūkio komjaunimo organizacijos delegatas Vytautas Rimiškis papasakojo apie komjaunimo kovą dėl jaunų kolektyvinių ūkių sustiprinimo. Rygos apskrities komjaunimo komiteto sekretorius draugas Savickis karštai pasveikino suvažiavimo delegatus Rauliškos tarybų Latvijos komjaunimo vardu. Geriausiai Lietuvos jaunimo atstovai išrinkti delegatais į 11-ąjį visasąjunginės Lenino komunistinės jaunimo sąjungos suvažiavimą. Ginkūnų tarybinis ūkis. Jis yra vienas iš geriausių Respublikoje. Šio ūkio žmonės žiemai buvo gerai pasiruošę, gyvuliai aprūpinti pirmarūšių pašaro. Turtingas tarybinis ūkis. Jo fermose yra 105 stiprūs ir sveiki darbiniai arkliai ir 150 raguočių. Šiuo metu tarybinis ūkis baigė pasiruošti pavasario sėjai. Pasiruošimo darbai bus baigti 6-ojo Lietuvos komunistų partijos bolševikų suvažiavimo išvakaryse. Išvalytas sėklas apžiūri agronomas Antanas Zablockis. Sėklų švarumas ir daigumas patikrinamas Šiaulių sėklų tyrimo laboratorijoje. Vyresnysis agronomas Pranas Deveikis vadovauja tyrimo darbams. Sėklos švarios ir kenkėjų mikrobų neturi. Jų daigumo tikrinimas davė labai gerus rezultatus. Pavasario sėjai sėklos paruoštos. Gruždžiai. Čia atvyko mokytis valstiečiai iš Šiaulių apskrities kolektyvinių ūkių. Šiuose patalpose atidaryti 2 savaičių kursai ruošianti veterinarijos sanitarus kolektyviniams ūkiams. Klasėse ir kabinetuose dirba prityrę dėstytojai specialistai. Anatomijos pamoką veda veterinarijos gydytojas Antanas Ribinskis. Su naujais tarybiniais gyvulininkystės laimėjimais valstiečius supažindina agronomas Jonas Ačas. Greta teorijos, kursantai čia atlieka ir praktikos darbus. Valstiečiai Butkus ir Janulytė pirmą kartą apsivelka chalatus. Pirmieji praktikos žingsniai dar nedrąsūs. Tačiau ateis laikas ir naujieji veterinarijos sanitarai taps gerai savo srities specialistais. Šiaulių trikotažo fabriko Verpstas direktorius draugas Filipenko ir mechanikas Vladas Uogintas užimti svarbiu darbu.
Jie baigė patobulintų siuvamos mašinos kilpinio prietaisų montavimą, kurį sukonstruavo pats fabriko direktorius racionalizatorius. Dabar kilpos daromos daug lengviau, greičiau ir geresnės kokybės. Stachanovininkės Irena Babrauskaitė ir Ona Žukauskienė pasiekė žymių laimėjimų. Jos jau praėjusiais metais įvykdė savo penkmetį. Penkmečio planą baigė ir visas fabrikas. Lietuvos komunistų partijos bolševikų 6-ąjį suvažiavimą fabriko kolektyvas sutinka su naujais darbo laimėjimais. Dusetose ant Sartų ežero vasario 2 dieną įvyko didelė liaudies šventė. Virš 4000 žiūrovų sutraukė čia tradicinės arklių lenktynės. Du lenktynininkai atstovauja Zarasų, Utenos, Rokiškio ir kitas apskritis. Trečdalis bėgūnų priklauso jauniems Respublikos kolektyviniams ūkiams. Startas. Distancija 1600 metrų. Už bėgimą kovoja dėl pirmenybės Rokiškio ir Zarasų kolektyvinių ūkių žirgai. Kas laimės? Greičiau, kiekviena sekundė lemia pergalę. Pirmuoju pasiekė finišą Domas Turkleckas su Zarasų apskrities veislinių arklių punktų augintiniu ereliu. Kolektyvinio ūkio žirgų valetu 2 vietą laimėjo Viktoras Čižas.